Gerbėmiai kolegos, Seimo nariai, aš Gintautą Palucką pažįstu ne vieną dešimtmetį. Jis drauge su mumis užaugo Socialdemokratų partijoje. Tai iš tikrųjų užaugo dinamiškas, charizmatiškas lyderis, pasižymintis gera sveikata, kas labai svarbu šalies premjerui. Dėl Gintauto profesionalumo turbūt niekas neabejoja, netgi kalbėjo opozicionieriai. Iš tikrųjų, puikiai susidoros su šitom pareigom ir nesvarbu, kad galbūt kažkada jaunystėje buvo paklydimų, bet pasakykite, kad jiem iš mūsų ir nėra klydę, ypatingai tie, kurie buvo iškilę aukščiau. Tai visi esam gavę per galvas. Dabar apie pažadus. Žiūrėkite, Gintas sukėlė daug lūkesčių regionams. Iš tikrųjų, dėl regioninio vystymosi, manau, kad tikrai tie pažadai bus vykdomi. Daug lūkesčių turi pensininkai dėl didesnių pensijų. Ir atsakinėdamas į klausimus, tikrai labai profesionaliai ir tvariai jis įrodė, kad galima šioje valstybėje pakelti pensininkam pensijas, ypatingai tiem 40%, kurie skursta. Dėl mažesnio susipriešinimo. Iš tikrųjų, valstybei dabar, ar reikia kviesti tos mitingus, gerbėmieji konservatoriai? Taigi jūsų darbeliai, mes puikiai viską suprantame. Jeigu bus šios vyriausybės pažadai vykdomi, be abejo, tauta kitaip matys, kitoj šviesoj, jeigu bus daugiau socialinio teisingumo, jeigu, tarkime, bus ranka rankon dirbama su prezidentūra, kuriant gerovės valstybę, manau, kad tie pažadai bus vykdomi ir tai yra Lietuvos visuomeniai svarbiausia. Taip, kad aš linkiu Gintautui suformuoti profesionalią ministrų komandą ir kurti gerovės valstybę.